Sveiki, mėlyjeji. Susitinkame YouTube kanale Taro gyvenimui ir meiliai. Ir aš Jolanta. Sveikinuosi su jumis tokioje naujoje rubrikoje. Pasižiūrėkime, kas mūsų visų gimusių po tam tikro zodiako ženklų laukia šią vasarą. Šiuos 3 vasaros mėnesius – birželį, liepą, rugpjūtį. Neįsiplėsime labai smulkiai, bet pagrindiniai įvykiai. Pagrindinis įvykis galbūt mėnesio, į ką atkreipti dėmesį, kur pasidėti šiaudelį, pagalvėlę, o kuo pasidžiaugti. Kol maišau taro, noriu padėkoti jums visiems, kad esate kartu su manim, kad prenumeruojate kanalą, paspaudžiate patiktuką, žiūrite video, na ir žinoma parašote komentarą. Ačiū jums visiems. Taip pat primenu, kad galioja vis dar, ir ne tik vis dar, bet visą laiką galioja jūsų teisė ir jūsų, sakyčiau, galimybė kreiptis į mane asmeninių konsultacijų per Messenger programėlę Taro gyvenimui ir meiliai arba tiesiog telefono žinute. Telefonas nurodytas mano kanalo aprašyme. Telefono numeriukas. Taigi, mėlyjei, kągi, jau pas mane yra avino ženklo ikonėlė ir pasižiūrėkime trumpo vieną kortą, pasižiūrėkime tokią schemą, su kuo įeinate į vasarą, koks bus birželis, liepa, rugpjūtis ir su kuo išeinate į rudenį. Taigi, su kuo įeinate į vasarą, jūsų liepa, tiksliau jūsų birželis, jūsų liepa, jūsų rugpjūtis, avinukai, ir su kuo išeinate į rudenį, su kuo išeinate į rugsėjo mėnesį. Pasidėkime čia. Pokaladinė korta, kaip tik dėlionė skirta jums. Čia yra imperatorius, avino ženklo ikona, avino ženklo signifikacija. Mėlyjeji avinukai, su kuo įeinate į vasarą? Kas jūs lydi? Pentaklių karalienė. Stabilumas, padėtis, uždarbis, namai, pilna taurė, geros pajamos, neblogos pajamos. Jūs savo namų šeimininkėm, jeigu mergaitės avinukės, o vaikinukai tai irgi turbūt jūsų namuose šeimininkauja tokia dama, praktiška dama, ir jūs visas esate susikoncentravęs į šitą damą, kuri yra, pentakliai tai yra tai, kas mums apčiuopiama. Jūs įeinate į vasaros sezoną, lydimi tokios damos. Vyrukams tai gali būti jūsų žmona, kas nevedė gali būti jūsų mama, jūsų vyresnioji sesuo, galbūt kažkam tai dukra, gali būti jau užaugusi, o kažkam tai gali būti darbdavė, žmogus, kuris moka jums pinigus. Va taip, va vyrukams, o visiems kitiems tai jūs pati čia avinukė stabiliuose energijose, jūs savo namų šeimininkė. Dar gal kažkam gali prasigroti, kad nebūtinai jūs galite būti ištekėjusi, tiesiog jūs gyvenate savo gyvenimą, turite darbą, pajamas ir tikriausiai turite vaikų. Va su tokiomis energijomis, gana maloniomis, stabiliomis įeina avinukai į vasaros sezoną. Na va, jeigu tai vyrukams nei žmona, nei sesuo, nei mama, galbūt kažkokia moteris, kuri jums labai svarbi. Jums labai svarbi. Gerai, žiūrime jūsų birželis, avinukai. 2 kortos. 5 kardai ir 9 taurės. Konfliktas išsispręs jums palankia linkme. Jeigu su kažkuo tai buvote konflikte arba sprendėte kažkokius, gali būti turtiniai reikalai, čia ir turtas, čia ir nuosavybė, ne tik tai žmogus, bet tai ir jūsų nuosavybė, tai, ko jūs disponuojate, jūsų nuosavybė. Jeigu buvo konfliktinė situacija su tokia moterim, tai ji išsispręs jums palankia linkme. Tai ne 10 taurių, tai 9 taurios. 9 taurės yra asmeninė, individualisto korta, egoisto tokio savanaudiškumo šiek tiek, jūsų asmeninių troškimų ir poreikių korta. Vadinasi, jūs išspręsite tai palankę savo linkme. Tokius, sakyčiau, nedidelius nesutarimus, čia mažieji arkanai, čia nieko tokio svarbaus nėra, tai jūsų kasdienybė. Jeigu kasdienybėje birželio mėnesį jums kils su kažko konfliktai, jūs pasielgsite taip, kaip jums reikia, taip, kaip jums naudinga ir jūs tuos konfliktus išspręsite savo naudingą linkme. Na va,
Čia tie konfliktai gali bet kur būti, gali darbe būti, gali būti su mylimaisiais mūsų, gali būti šeimoje, poroje, bendruomenėje, politikoje, visur gali būti. Visur kažkur mums būna nuomonių, nuotaikų susikirtimai ir tie konfliktai be abejo avinukams rodo, kad viskas išspręs taikiai ir palankiai. Birželis mėnuo konfliktiškas, bet išsprendžiami reikalai jums palankia linkme. Gerai, avinukai, žiūrime Liepą. Jūsų Liepa. Jūsų Liepa kažkuo nepasitikėsite, stebėsite žmogų esantį per atstumą, galbūt ruošite kažkokius dokumentus, gali būti dokumentų tvarkymas, kažkokių tyrimų ir rezultatų išvadų kažkokių darimas, kažkokių licencijų gavimas, dokumentų gavimas, sprendimų gavimas ir taip pat toksai atidus domėjimasis dokumentais, savo tokia padėtimi, sakykime, žiūrėkite, ką pasirašote, žiūrėkite, ką skaitote, ką pasirašote. Taip pat klausysite labai gandų, klausysite įvairių žinių. Jūsų biolaukas tikrai bus neramus ir tas visa erdvė apie jūs nebus rami. Na, žodžiu, bet kardų pažas, tai toks, žinote, ant visko truputėlį padėjęs. Tai va, sakyčiau taip. Avinukas Liepos mėnesį bus truputėlį ant visko padėjęs. Va. Ir šiek tiek taip stebės kažkokį žmogų per atstumą. Dar gali būti, avinukai, perspėju, kad jūs būsite stebimas. Jūs stebės kažkoks žmogus, kažkokia moteris, jūs stebės. Va taip, va. Atkreipkite dėmesį. Liepos mėnesį nieko ypatingo. Birželį spręsite visus konfliktus, o Liepos mėnesį tiesiog šiek tiek toksai nervų karas, šiek tiek pasišpilkavimas, šiek tiek kasdieniniai konfliktai, kasdieniniai nesutarimai, bet jūs į viską numosite ranką ir sakysite, o trauk juos tėvynios, ar ne? Dar gali būti reikalai su vaikais, arba su tėvais senais, su vaikais, tėvais, seneliais ir taip pat su augintiniais, kažkokį tokį judesiukas toksai gali būti. Na ir rugpjūčio mėnuo. Rugpjūčio mėnesį jūs jau imate savo gyvenimą į rankas. Jūs jau pilnas energijos, užsidegęs veikti, ne tik tai šita korta rodo, ne tik tai jūsų impulsus ir energiją, ir jūsų susikaupimą ir pasiryžimą veikti, bet jau ir konkrečius veiksmus, konkrečius darbus. Ir viską avinukas padarys taip, kaip jam reikia, susikaups ir jis žino, ko nori. Rugpjūčio mėnesį, avinukai, veiksite savo interesų labui. Savo interesų labui. Ne kieno nors kito, o savo interesų labui. Ir čia jūsų taip pat, jūsų individualaus žmogaus, jūsų asmenybės korta. Nei pora, nei kažkoks sociumas čia jums rugpjūčio mėnesį negroja jums visiškai tai nesvarbu. Tai jūsų asmeninė korta. Magas rugpjūčio mėnesį galbūt ypatingai domėsitės tokiais, sakyčiau, astrologiniais dalykais, galbūt nueisite pas kokį specialistą, pasiklausti taro, pasižiūrėti, kaip čia jums ką daryti, arba šiaip galbūt nueisite pas specialistą. Čia gali būti ir gydytojas, čia gali būti ir koks tai teisėjas, advokatas, darbdavys galų gale, kažkoks iš valdžios organų gali būti. Na, magas tai tas žmogus, kuris įsprendžia reikalą, tai profesionalas. Taigi jūs rugpjūčio mėnesį, avinukai, ir jūs būsite kaip profesionalai. Jūs meistriškai atliksite visus darbus. Tai va, ir ką, avinukai, su kuo jūs išeinate į rugsėjį? Na, įsižeidę, pavargę, turintys karčios patirties, dar vienos kažkokios karčios patirties įgysite per šią vasarą. Kažką padarysite tokio, kaip ir dar kartą užlipsite ant grėblio, dar kartą pasakysite ačiū, man ir vėl nepasisekė. Jūs išeinate įgavę patirties, jūs jau vėl žinote, kaip elgtis tam tikroje situacijoje, jūs turėsite patirties. Va taip va, kažkokie įvykiai per šios mėnesius 3 jums įmuš dar vieną skaudų guzą į pakaušėlį ir įrėž dar vieną raukšlelę veidę. Ir padažys dar vieną plauką žilai. Na ir, žodžiu, jūs į rudenį ateisite su nauja patirtim. Pavargęs truputėlį, įsižeidęs, bet jau žinosite, kaip nesilikti kažkokioje situacijoje, kuri čia gali iškilti šią vasarą. Va taip. Ačiū, avinukai. Iki naujų susitikimų. Geros vasaros.
Mėlyjeji jaučiai, sveikinuosi su jumis ir šiame video pasižiūrime, kokia bus mūsų vasara, kiekvieno gimusio po tam tikro zodiako ženklų. Pasižiūrėsime, kas mus, su kuo mes įeiname į vasarą ir kas mūsų laukia per tuos vasaros 3 mėnesius ir su kuo išeiname į rudenį. Taigi, mėlyjeji jaučiai, jūsų situacija šią vasarą, su kuo jūs įeinate į vasarą, koks bus jūsų birželio mėnuo, kokia bus jūsų liepa, koks bus jūsų rugpjūtis ir su kuo jūs įeinate į rudenį. Na, ir pasižiūrėkime. Mes turime 4 lazdas. Susitikimas, šventė, kompanija, draugai, laimė, draugiški santykiai, draugiški ryšiai, jūsų namų stogas, jūsų namų pilnatvė. Gali būti šią vasarą jautukai, paminėsite kažkokį įvykį, gali būti atšvęsite kažkokią šventę, galbūt šeimos šventę arba šventę kolektyve, galbūt kažkam iš jautukų jubiliejus, jei ne jūsų, tai jūsų artimųjų arba šiaip kažkokia tai šventė. Su kuo jaučiai įeina į vasarą? Taurių karalius. Įeinate su emocijomis, su tokiomis, sakyčiau, šiek tiek jūsų emocijos yra pakilime. Tiek geros, tiek nelabai geros, tiek liūdesiai. Jums norisi pasikalbėti, galbūt jūs jau pasikalbėjote su žmogum kažkokiu, gal su psichologu, gal su socialiniu darbuotoju, galbūt su gydytoju, galbūt su šeimos nariu. Čia, tarp kitko, yra Skorpiono korta. Galbūt jūsų aplinkoje yra žmogus gimęs Skorpiono ženkle jaučiai ir jūs susitikote tokį žmogų, pasikalbėjote. Tai dar gali būti jūsų sūnus, jūsų vyras, jūsų mylimasis, žodžiu, arba jūsų pačių emocinė būsena. Jūsų emocijos pernelyg sukilusios yra ir jos tokios aštrios ir atviros. Su tokiais pojūčiais jūs įeinate į vasarą. Gali būti, kad pasitikote vasarą, gegužės mėnesį, gali būti, kad buvote prie vandens telkinio arba atostogavote arba viešėjote pas giminaičius, bet ar taip gali būti jaučiai. Koks jūsų birželis, jautukai? Šansas užsidirbti, taip, kitaip nepasakysi, yra šansas užsidirbti, padidinti pajamas, pagerinti sveikatą, susipažinti su tinkamais žmonėmis, įsigyti daug puikių daiktų, daug, nedaug, kažkiek tai puikių daiktų ir pagerinti savo gyvenimo kokybę. Šią vasarą, jaučiai, jums labai gera, netgi kažkam gali būti pasiūlymas tekėti, ar pasipiršimas, ar sutikimas tekėti ir, žodžiu, susituokti. Galite sukurti šeimą, galite pradėti vaikelį, birželio mėnesis jums labai geras. Išnaudokite visus šansus, nes nežinia, kur tas šansas duodamas, kurioje srityje čia gali būti tas šansas. Čia visapusiška gerovė gali būti. Na, jaučia jūsų liepa. Jūsų liepa lazdų pažas. Gali būti kažkam žinios iš vaikų, arba jūs lauksite žinių nuo vaikų, arba sulauksite, arba žinia, kad laukitės vaikelio. Lazdų pažas gali būti, galbūt ir sulauksite kažkas jo vaikelio jautukai. Dar lazdų pažas yra žmogus gimęs Šaulio ženkle. Galbūt kažkaip jūsų teritorijoje, jūsų biolauke prasigros žmogus gimęs Šaulio ženkle. Jaučiai ir liepa visa žada būti tokia, aktyvi. Jeigu ne žmogus, tai jūs liepą praleisite aktyviai. Galbūt darbe, galbūt gali būti naujas darbas, nauja profesinė veikla. Kažkas darbe, kažkokia naujovė gali būti, jaučiai. Ir jūs tai kažkaip mokysitės, susipažinsite. Kas nedirbate, gali būti kažkokia tokia sporto šaka, sveikatingumo kažkokia sritis, veikla užsimsite kažkokiu sveikatingumu. Lazdų pažas. Aktyvus laikas su augintiniais, su vaikais, anūkais, kas turite, su seneliais, taip pat laikas su tėvais. Tokia gyvybinga, žavinga korta. Taip pat žinios, geros žinios. Nagi, jaučiai, ir dabar jūsų rugpjūtis. Jūsų rugpjūtis yra vienišius.
Vienišius gali būti problemos su sveikata. Galbūt ateis metas pasitikrinti sveikatą. Jeigu čia yra šansas ir jūs sužinote, kad laukitės vaikelio, gali būti, jums teks atlikti tyrimus, jautukai, kažkokius išsamius tyrimus organizmo. Galbūt šiek tiek susivaldyti, jau susilaikyti, truputėlį jau laikytis tam tikros dietos, režimo dienos. Jeigu ir nesužinosite nieko, jeigu čia ir neina kalba apie nėštumą, tai tiesiog jūs galite tiesiog susirūpinti savo sveikatą arba tokio vienišo pagyvenusio žmogaus sveikatą. Gali būti, kad jūsų dėmesio ir energijos pareikalaus toks žmogus ir rūpestis juo. Gali būti jautukai, kad jums teks pasirūpinti tokiu ligotų, senyvu arba vienišu žmogumi. Va taip va. Na ir su kuo jūs išeinate į rudenį? Saulė. Jūs sužinosite kažką naujo. Čia naujienos tokios, kokių dar nesate girdėję. Jaučiai, jums viskas gerai. Jūs čia tikrai kažką patirsite naujo šią vasarą. Na, Saulė. Tai ir nuoširdumas, tai ir pinigai, tai ir gerovė, tai ir santykiai, tai ir pasitenkinimas, ir turtas, ir garbė, ir sveikata, ir, sakyčiau, pripažinimas. Na, jautukai, jūs kaip inkstas laukuose vartysitės. Na ir duok Dieve jums sveikatos. Tai va, tokia gera vasara žada būti jaučiams. Linkiu sėkmės, parašykite atgarsius, ar tikrai taip. Iki naujų susitikimų. O aš jau sveikinuosi su dvyniais, mėly dvyniukai. Sveikinuosi birželio mėnesį jūsų gimtadienį, jau pradėjome gegužį švęsti juos. Na ir šią vasarą, vasaros pradžia žymi jūsų gimtadienius. Sveikinu jūs visus su jūsų šventėmis. O mes pasižiūrėkime, taigi su kuo, kokia energijomis, kokiais įvykiais dvyniai įeina į vasarą. Kokia dvyniams bus birželis, kokia bus liepa ir koks bus rugpjūtis, pažiūrėkime. Ir dvyniai, su kuo jūs įeinate į rudenį, į rugsėjo mėnesį, kokia bus įvykiai, kokia energija, kokios nuotaikos. Nagi, pažiūrime, 6 pentakliai, pagalba kitiems žmonėms, netgi neatlygintina pagalba arba jums pagalba, tokia kaip dovana, Dievo dovana iš dangaus, ar ne, kažkas tokio, už ką nereikia mokėti. Va taip, visas sezonas bus jums toks pelningas. Taigi, mėlieji dvyniai, su kuo jūs ateinate į vasarą? Su karčia patirtimi. Jūs kažką patyrėte tokio iki vasaros, tarkim balandį, gegužę. Kažkas jūs pabarė, kažkas jūsų neįvertino, kažkas jūs parodė savo vietą, jūsų vietą, pastatė lygtai jūs į vietą, jūs turėjote karčios patirties ir dabar jau esate truputėlį nudegę, esate pasikaustę, jau jūsų galvoje daugiau, keliais žilais plaukais daugiau negu buvo iki tol. Ir sakyčiau, kad jūs turėjote tam tikrą karčią patirtį ir įeinate su ja į vasarą. Tai va, tai tokia šiek tiek ir jau kaip ir nieko blogo nebėra, jau visi debesys sunkiai praėjo, bet dvyniukas vis dar atsargus. Jūs turėjote kažkokį sunkų laikotarpį, gal su kolektyvu, gal darbe, gal šeimoje. Ir jūs vis dar atsargus, jūs bijote žengti žingsnį, jūs bijote įsileisti, atsiverti pasauliui ir bijote pasaulį įsileisti į savo daržą, sakykime, į savo erdvę. Čia žmogus saugo savo daržą, jau seniai čia tų žirnių nebėra. Čia dabar žydė aguonos, bet jis vis tiek baido paukščius, kad neišlestų jo žirnių. Taigi, ta karti patirtis jūs kažkuo tai pamokė ir dabar jūs jau atsargus. Jūs įeinate į vasarą su atsargumu. Koks jūsų birželis, dvyniai? Pentaklių karalienė. Pentaklių karalienė žmogus jums mokantis pinigus, moteris dirbanti su finansais, su dokumentais. Taip pat moteris turinti ūkį, bites ir vaikus, ištekėjusi moteris. Jeigu čia dvyniukė pati, tai jūs turėsite pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo artimą aplinką. Tikriausiai jūs turite vaikų, anūkų, arba turite ūkį, turite nekilnojamo turto, jūs turėsite daug žemiško darbo, darbai sode, darže, gėlyne ir taip pat, bet tai jūsų ir turėsite ir ką valgyti, ir ką apsirengti. Tokia moteris čia yra, jinai nestokojanti, nestokojanti. Jeigu dvyniukė moteris, tai jinai nestokojanti ir jinai už vyro, o jeigu ne už vyro jūs dvyniukės, tai jūs tiesiog pačios savo šeimininkė, savo namų šeimininkė.
O vyrukai dvyniai, tai tikriausiai jūsų ūkyje karaliaus tokia karalienė, pentaklių karalienė, tai jūsų turbūt teisėta žmona, arba draugė, arba mama, kas neturite draugės. Mama, sesuo gali būti vyresnė dukra, vyriausia, dar kažkas tai. Arba tiesiog jūsų darbdavė, kurie moka pinigus. Taip pat tai jūsų pelnas, jūsų pajamos ir jūsų nekilnojamas turtas. Žodžiu, birželis jums labai žemiškas. Su darbais ir su pinigais susijęs. Ir su šeimos nariais taip pat. Viskas čia labai gerai dvyniai. Nuotaikos labai žemiškos, stabilios, pragmatiškos, tokios rentabilios, visi darbai rentabilus. Gerai, su kuo dvyniukas eina į Liepą? Kokia jūsų Liepa? Tikriausiai važiuosite pailsėti, tikriausiai bus atostogos dvyniai, 9 taurės, mes gauname tai, ko norime, tai mūsų svajonių išsipildymas, mes pailsime, mes prie vandens telkinio, mes su gerų draugų kompanija ir tai yra kaip ir svajonių išsipildymas dvyniams. Va, viskas labai gerai, 9 taurės yra, tai mano svajonių išsipildymas, labai geros kortos. Na ir rugpjūtis. Na, kažkokia kelionė, va tokia kelionė labai spūdinga dvyniams gresia. Galbūt į užsienį, galbūt iš užsienio kažkas atvažiuos, arba jūs kraustysitės, gali būti persikraustimas, gyvenamosios vietos pakeitimas, adreso pakeitimas, socialinio statuso pasikeitimas, tai permainos, bet jos į gerą, jos jau pribrendo. Ir jūs tiesiog, o šiaip tai gali būti kažkas transportą pasikeisite, kas vairuojate, galbūt atnaujinsite, remontuosite, na tai kažkaip susijęs su permainomis ir su kelionėmis. Vat. Rugpjūčio mėnuo, didysis arkanas, tai bus svarbu. Rugpjūčio mėnesį kažkas keisis jūsų gyvenime. Va taip va. Atkreipkite dėmesį į keliones. Na ir su kuo dvyniai eina į rudenį? 5 pentakliai jausite nerimą, skurdą, galbūt sveikatos problemos atsinaujins arba atsiras sveikatos problemų, galbūt išsileisite kažką pirkdami ar persikraustydami ar kažkur tai išvykę į kelionę poilsiaudami išsileisite ir rugsėjo mėnesį pasitinkate truputėlį švilpiančiomis kišenėmis, bet dar tuo pačiu ir tokiu dvasiniu nuskurdimu, nusiminimu. Niekas manęs nemyli, niekas manęs neįvertina, aš uždirbu per mažai. Žodžiu, labai tokios prastos minorinės nuotaikos. Bet mums parodė po kaladinę kortą, kad dvyniukai visą šį sezoną vasaros jie gaus tokių neapmokamų dovanų. Visada jūs būsite prie pinigo, visada jūs būsite prie artimųjų dėmesio, visada jūs būsite pagloboti. Dvyniai 6 pentakliai rodė, kad mes padedame kitiems žmonėms ir kiti žmonės padeda mums. Va tokia bus jūsų vasara. Ačiū dvyniukai, tegul jūs lydi sėkmė. Mėly vėžiai, sveikinuosi su jumis. Šiandieną žiūrime tokią netradicinę rubriką, kaip praeis mūsų visų vasara. Kokie įvykiai, kas svarbaus, kas džiugaus įvyks šią vasarą. Tos pagrindinis toks įvykis, ar ne? Pagrindinės tendencija kiekvieno mėnesio. Taigi, mėly vėžiai, su kuo jūs pasitinkate vasarą? Kokie įvykiai, kokios energijos pasitinkate vasarą, koks jūsų birželio mėnuo, kokia jūsų Liepos mėnuo, koks jūsų yra rugpjūtis ir su kuo pasitinkate, kokios žinios į rugsėjo mėnesį, su kuo išeinate į rugsėjo mėnesį. Na ir po kaladinė korta, taurių karalienė pati vėžiukė, pats vėžys. Taurių karalienė yra vėžio ženklo signifikacija. Taigi, mėlieji, jūs būsite šią vasarą pilni, jūs savo energijos. Viskas jums seksis ir viskas jums patiks. Nu, pažiūrėkime, kokios energijos vėžiai atlydi į vasarą. Turbūt balandžio gegužį jūs dalyvavote kažkokioj visuomeniniai veikloje, padėjote kitiems žmonėms ir kiti žmonės padėjo jums. Jūs teikėte savo neatlygintiną pagalbą, paramą, galbūt net finansinę kažkam tai kitiems žmonėms ir taip pat iš jų galėjote gauti va tokių dividendų, kažką už dyką. Jūs galėjote gauti kažką materialaus, kažką gero už dyką. Kažkam kažkokie galbūt papildai su sveikata susiję, galbūt net kažkam pinigėliai, kažkam mokymasis, va tokia pagalba. Žodžiu, jūs davėte kitiems žmonėms gerą padarėte ir jums taip pat padarė gerą. Žodžiu, abipusiai mainai. Na, va, tokia gera
abipusių mainų korta mes ir pradedame. Koks bus birželis vėžiams? Labai puiku. Švesite galbūt kažkokį jubiliejų. Birželio mėnesį prasideda vėžiukų gimtadieniai. Galbūt švesite gimtadienį, gal susižadėsite, gal susituoksite vėžiai. Arba tiesiog rasite labai bendrą kalbą su visais. Draugausite su visais 2 taurės. Jeigu turite mylimą žmogų, tai jūs tikrai būsite ant vienos bangos vėžiai. Va taip va. Galite, yra proga ir yra visas šansas sutikti žmogų, artimą sielą, su kuriuo būsite ant vienos bangos, kaip 2 vandens lašai. Panašus ir bendravimas jums labai seksis. Kas neturite poros, yra didelis šansas sutikti. Kas turite, tai atnaujinsite ryšį, apsikeisite jausmais, bučinukais, glamonėmis, o kam nešviečia romantika, tai vėžiai iš tikrųjų bendradarbiausite tikrai labai draugiškai ir geranoriškai ir su meile dirbsite savo darbą ir bendrausite su aplinkiniais. Iš tikrųjų. Gerai, kokia jūsų Liepa, vėžiai? Na va, 2 taurės, 2 lazdos. 2 lazdos yra galbūt eiti mokytis, galbūt eiti į kitą darbą, galbūt turiu vieną partnerį, o gal reikėtų kažko daugiau, arba mes abu poroje ir gal mes galime kažką daugiau, gal mums reikia 3, kažkam gali būti ir tokios nuotaikos, o šiaip 2 lazdos tai toks, žinote, gal 2 darbai, gal 2 kažkokie tokie 2 namai, 2 šeimos, ir čia dirbu, ir kitur dirbu, aktyvus mėnuo, Liepa, aktyvus mėnuo, tikrai dirbsite, lakstysite iš vieno darbo į kitą. Aktyvus laikas su vaikais, aktyvus laikas su šeima, su savo pora. Čia visur poros kortos, jūs nebūsite vieniši vėžiai. Jeigu jūs ir vieniši, bet šalia jūsų visada bus žmogus arba žmonės. Nagi vėžiai, ir koks jūsų rugpjūtis? Pentaklių karalienė, pažiūrėkite, jūs gausite nemažai dividendų. Ta, ką uždirbsite, jūs iš tikrųjų uždirbsite šią vasarą ir rugpjūtis jums bus pelningas. Jūs pasijusite pagaliau turtinga dama vėžiukė. Dar gali būti bendravimas su tokia moterimi, kuri jums moka atlyginimą, skaičiuoja, tarkim, dokumentus, pinigus, žodžiu. Tai gali būti jūsų sesuo, gali būti jūsų draugė, kaimynė, teta. Kas čia dar mama gali būti, vėžiukam žmona arba jūsų namų šeimininkė. Ir taip pat jūsų nekilnojamas turtas ir jūsų pajamos, jūsų užtikrinta buitis. Na, vėžiukas turės rugpjūčio mėnesį, iš tikrųjų priteklių turėsite. Va taip va. Jeigu va taip susitarę padirbėsite nuo širdies per vasarą, tai iš tikrųjų jūs rugpjūčio mėnesį pasidžiaugsite rezultatais, vėžiai, rezultatais. Ir su kuo išeinate į rugsėjo mėnesį? Kažkas iš vėžiukų gali eiti mokytis. Kažkas iš vėžiukų gali tekti bendrauti su siauro profilio specialistais. Tokiais kaip kirpėjai, gydytojai, advokatai, kažkokie tai inžinieriai. Kardų karalius yra žmogus dirbantis su dokumentais, su metalais, su tokiais kažkokiais dalykais, tokiais nemaloniais, be sentimentų. Gali būti kažkam teks tvarkyti dokumentus, galbūt įstosite mokytis, irgi dokumentų pasirašymas sutarčių, kažkam naujas darbas, kažkam mokslas, kažkam yra, gali būti operacija, gali būti kažkokie tokie tyrimai. Paprasčiausias danties taisymas gali būti arba traukimas pagal kardų karalių. Dar gali būti žmogus iš praeities, kažkoks žmogus iš praeities, vėžiukai, va taip gali apsireikšti. Na, žodžiu, jeigu čia vasara viskas gerai, tai, žodžiu, jūs kažkaip tai rugsėjo mėnesį pasitiksite su tokiomis be emocijų, jūs pasitiksite be emocijų. Kažkam galbūt vaikai kels stresą, čia yra pinigai, čia yra tyrimai, čia medicininės pažymos, čia viskas tame, bendravimas su specialistais, va taip galėčiau pasakyti vėžiai. Na kągi, kaip ir reali mūsų vasara, ar ne? Aš taip pat truputėlį vėžys, mano ascendentas yra vėžyje, tai taipogi yra, daug dievė vasarą praleisime irgi neblogai. Ačiū vėžiukai ir keliausim pas liūtus. Mėlėjai liūtai, sveikinuosi su jumis ir šioje dėlionėje mes žiūrime, kokia vasara bus mums visiems, gimusiems po tam tikro zodiako ženklų. Mes čia kol pamaišysiu kortas, ačiū Jums, kad esate kartu liūtai, kad žiūrite mano video ir taip pat stebite prognozes ir domitės tarot, tai tam tikra terapinė forma. Pagelbėti mums visiems ir patys savo ir savo artimai. Žiūrime
su kokiomis energijomis, kokiais įvykiais liūtas įeina į vasarą. Kas liūtų laukia birželio mėnesį, kas laukia liepos mėnesį ir rugpjūtį. Ir taip pat pažiūrime, su kokiomis nuotaikomis liūtas išeina į rudenį. Na ir kokia pokaladinė korta. Lazdų pažas. Lazdų pažas kažkas naujo, lauksime žinutės, lauksime kažkokių tokių įvykių, o šiaip tai lazdų pažas yra toks vaikėsas, nesubrendęs, jis pilnas tokio draivo, išdykavimo, gali būti tiesiog atostogų laikas arba aktyvus laikas, sakykime, gamtoje, su vaikais, su anūkais, su šuniukais, kažkam, kam kas, ar ne? Gerai, mėlyje mano liūtai, tai su kuo mes įeiname į vasarą, su kuo jūs įeinate į vasarą, kokia? Saulė, jūs įeinate su kažkokiu supratimu, kas jūs. Na, čia liūto karta. Saulė yra liūto karta, liūto signifikacija iš tikrųjų. Jūs savo energijose, jūs gegužės mėnesį, balandį gegužė, jūs elgiatės taip, kaip elgiatės, toks, koks jūs esate, jūs toks ir buvote. Ir jūs įeinate į vasarą būtent su savo energijomis. Niekas jums nieko negali nei pasakyti, nei primesti, nei kažką tai tokio jūs pakoreguoti. Jūs elgiatės taip, kaip jums reikia. Va, su savo tokiomis savo energijomis, jums įprastomis energijomis jūs ir ateinate į šią vasarą. Birželis, koks liūtams birželis? 6 kartai reikės kažką keisti. Gal vyksite, bet tokia sunki kelionė, jūs tam ilgai ruošitės, ilgai neprisiruošite, gali būti kažkokios permainos, gal kažkam dokumentų tvarkymas, permainos gali būti, vengsite konfliktų, išvengsite kažkokio konflikto, kažkokio nemalonaus pokalbio, gali būti kažkas nemalonaus ir po to jūs išvyksite. Gali būti konfliktas namuose ir jūs išvyksite, galbūt konfliktas darbe, ir jūs keisite situaciją, arba jūs išvengsite, jūs nenorėsite pokalbio, jūs išvengsite aštraus pokalbio, jūs išvengsite atsakomybės, jūs norėsite išvengti ir kažko nedaryti. Va, nenorėsite priimti sprendimo. Va taip, va. Jūs rasite sprendimą, kaip jum gyventi ramesnį gyvenimą ir nesivelti konfliktus arba kažkam nesiaiškinti nieko, kaip jūs galbūt nusišalinsite nuo kažkokių aštrių konfliktų, nuo aštrių tokių reikalų. Kažkam iš liūtų gali skaudėti nugarą, kažkam gali skaudėti kaulus. Žiūrėkite, nepersitimkite, nepersišaldykite, gali būti sveikatos problemų, nes kardai tai gali būti, kad liūtui teks tikrinti sveikatą. 6 kardai galite vykti, netgi skristi. Čia gali būti ir skrydžio korta. Šią vasarą galite kažkur vykti. Na taip, nemalonumams, bet su reikalais galite vykti. Na, gerai, žiūrime Liepą. Liepa 9 pentakliai, komforto zona, viskas skanu, sveikata pasitaisė, pinigėlių yra, visko yra. Va, nieko negaliu pasakyti daugiau. Ir čia liūto korta, asmenybės korta, ir čia taip pat asmenybės korta. Jūs komforto zonėje, viskas šokolade, ir pajamos, ir sveikata, ir geras laikas, ir atostogos, ir nepersidirbsite. Viskas čia gerai liūtai, viskas labai gerai. Na ir rugpjūčio mėnesį gali būti pasitaikyti uždarbėlė tokia nedidelė, pinigų riteris, arba jūs jau grįžinėsite į darbą po atostogų. Čia Liepos mėnesį gali būti atostogos. Galbūt birželį dar nelabai pavyks išvykti, bet jau Liepą jūs tikrai atostogausite, o rugpjūtį jau grįžinėjate į darbus ir jau pinigų riteris, jis jau planuoja, ką jis darys, kaip jis darys, ir jis vėl susikaupęs, vėl jisai režime, vėl jisai savo tokioj pastovioj būsenoj ir, žodžiu, jau susikaupęs dirbti prieš naują sezoną kažkam tai. Na, pinigų riteris gali būti kelionė, gali būti transporto problemos, ne problemos, bet, sakykime, galite įsigyti naują transportą ar pakeisti transportą. Dar kažkur tai galite įsigyti nekilnojamo turto, kažkokį tokį nedidelį, arba padaryti pirmą investiciją į nekilnojamą į turtą. Gali būti ir taip. Vat, kad čia rasite kažkokią išeitį, čia galite susimokėti, o čia jau pradėti išmokas įmokėti į nekilnojamą turtą. Kažką gali būti, kažkam ir taip. Čia jums paaiškės, ko jūs norite, ir jūs tada ieškosite išeities.
Na ir su kuo pasitinkate rudenį, trys lazdos. Jūs turite planą ateičiai, jūs turite planą ne mažiau 3 metams į priekį ir tikrai darbuositės, planuosite. Jūs į rudenį išeinate su aiškiai sudėliotais savo gyvenimo planais, su ateitim. Vat, jūs jau žinote, ką darysite, tik tai reikės truputėlį pasukti smegenis, kaip tą įgyvendinti. Va. Bet jūs pasistengsite, liūtas yra gabus. Va, taip. Ačiū liūtai, geros jums vasaros. Na, matėme mes, kokius čia geros krenta kortos šią vasarą, duok Dieve mums visiems taikaus dangaus ir žinoma geros sveikatos. Na, mergelės, pasižiūrėsime jūs, kasgi jūsų laukia šią vasarą. Taigi, kokiomis nuotaikomis, kokiomis energijomis mergelės pasitinka šią vasarą, koks mergelėms bus birželio mėnuo, koks bus Liepos mėnuo ir rugpjūtis. Na ir pasižiūrime, su kuo mergelės išeina į rudenį, koks jūsų žinutė rugsėjo mėnesiui. Na ir ką mes turime po kaladinio kortą? Taurių tūzas yra atostogos, taurių tūzas yra kažkas tokio mielo širdžiai ir taip svajoto, taip sunkiai gauto. Tai gali būti vaikelio pradžia, tai gali būti prisipažinimas meilėje, tai gali būti naujas partneris, nauja pasija, naujas darbas, naujas darbo pasiūlymas, poilsis prie vandens, nekilnojamas turtas prie vandens, tas nekilnojamas turtas, kurio tikėjomės, kurio laukime. Na ir taip pat žinoma ir alkoholis, kam tai nesvetima. Ir nauji jausmai, įsimylėjimas, bet ir alkoholis ir šventė taip pat. Gali būti kažkieno jubiliejus. Gerai, mėlyje, na ir kaip mergelės su kuo pasitinkame? Vasarą mergelės pasitinka šiek tiek liūdesį, apatijoje, jos kažko laukia, jos laukia ir niekaip nesulaukia. Laukime, nusiminėme, depresijoje, apatijoje šiek tiek. Na, mergelės, tikriausiai jums nusibodo tas šaltasis sezonas ir jūs tiesiog norite šilto oro ir saulės. Čia net ir pasakyčiau, lyja, ar ne, tai mergelė žiūri pro langelį, kadagi pagaliau nušvis saulė. Nu, va, tokios saulės jums kažkaip tai trūko ir tokiomis nuotaikomis mergelės žygiuoja į vasarą. Koks bus birželis? Mėnulis. Mėnulis kažkas neiškaus, jūs kamuos nerimas, baimė dėl ateities, jūs nepasitikėsite savo partneriu, jeigu tokį turite. Na, gali kamuoti tokie košmariški sapnai. Taip pat galite stebėti prognozes, netgi taro, galite burtis, galite užsakyti būrimus, kaip užsakyti, ne ritualus, aš nerekomenduoju jokių ritualų daryti, aš rekomenduoju galbūt konsultacijas asmeninės taro arba pagal horoskopus, va taip. Tai niekam nekenkia ir tai padeda kažkaip išsiaiškinti rūpimą klausimą. Jeigu kažkas klausia, kažkoks yra rūpimas klausimas, tai pagal šitą mėnulio tarojų, mėnulio kortą jūs tikriausiai kažkur tai kreipsitės pas kokį tai specialistą arba išmanantį tuos dalykus. Pasikonsultuoti. Taip pat, jeigu kažkas nervina, nenumokite ranką, jei kas skauda, nenumokite ranką, žodžiu, kreipkitės į gydytoją. Į specialistą kreipkimės. Dar čia gali būti psichiatro arba psichologo korta. Birželio mėnesiui. Šiek tiek susirūpinkite savo psichinę sveikatą. Birželio mėnesį mergelės, dar mėnulis gali rodyti priklausomybės ir čia taurių tūzas, jeigu kažkam aktualų skysčiai, tai ir po kaladinė korta yra temperance, tai kortos patarė susivaldyti, riboti, nes galite pakibti, tiesiog pakibti nerealybėje. Dar kažkam iš mergelių nėra aiškumo, kaip bus toliau, kokia ateitis, ką aš dirbsiu, kaip aš gyvensiu, su kuo aš būsiu. Dar gali būti pagal mėnulį, birželio mėnesį jūs traukia kažkoks žmogus, kuris yra nelaisvas, arba jūs galvojate apie žmogų, būdami nelaisvi, kažkas jūs traukia. Dar mėnulis yra nėštumo korta, galite pradėti vaikelį, kam tai aktualu. Dar gali būti, kad jūs persikelsite birželio mėnesį į kitą gyvenamąją vietą, kur jums viskas bus nauja ir jūs truputėlį jausitės nejaukiai, taip neužtikrintai jausitės toj naujoje vietoje. Vat gali būti ir taip. Jums viskas atrodys visa aplinka tokia neaiški, baugoka, nepažinta. Va tai, kas nepažinta. Na, tokia gili korta, mergelės, gili korta. Čia yra įvairių dalykų. Gerai, žiūrėkime toliau Liepą.
mes jau čia kalbam apie santykius, iš tikrųjų jūs birželio mėnesį patirsite nepasitikėjimą savo partneriu arba partneris jūs įtarinės ir pavydės jūsų. Tai Liepos mėnesį iškyla klausimas pasirinkimo būti ar nebūti. Aš toliau su tuo žmogum, ar aš atskirai, aš jį myliu, ar aš tik tai dėl įpratimo, ar ne? Gali būti ir taip. Bet tačiau kažkaip dar kažkam, kam neaktualu išdavystės ar tretieji asmenys, tai gali būti Liepos mėnesį toks apsisprendimas, jūs turėtumėte pasielgti pagal savo širdį, pagal savo svajones, kaip jūs jaučiatės, taip ir elgtis. Taip ir elgtis. Gali būti pažintis, kas vieniši Liepos mėnesį. Taip pat supratimas, kad aš noriu mylėti arba aš jau myliu žmogų, aš turiu jį. Rugpjūčio mėnesį sentimentai. Gali būti rugpjūčio mėnesį jūs sugrįžti į tas vietas, kuriuose jau buvote, arba susitiksite žmonės, kuriuos kažkada pažinojote. Galite susitikti savo buvusią meilę, buvusį žmogų iš praeities. Dar gali būti pažinti su žmogum su skirtumu amžiuje. Ir tokie šilti jausmai gali įsisplieksti. Nostalgija. Nostalgija praeičiai, nostalgija prisiminimams, toms vietoms, kuriuose mes buvome laimingi, arba su tai žmonėmis, tiem žmonėms nostalgija, su kuriais buvome laimingi. O dabar to nėra, tarytum, nes čia mergelė kaip ir truputėlį liūdesį. Kas čia dar gali būti? Gali būti giminės, artimųjų, brolių, seserų susitikimas. Susitikimas su tėveliais, su giminaičiais gali būti. Rugpjūčio mėnesį. Tokia šilta emocija labai. Arba sugrįžti gali jausmai, kurie buvo jūsų pažinties, jūsų draugystės pradžioje. Jeigu turite porą. Ir su kuo jūs įeinate į rugsėjo mėnesį? Pakabintasis. Vis dėlto nieko nenuspręsite. Nepasitikėsite, bijosite, bet nieko nenuspręsite ir situacija netenkina. Mergelė jaučiasi kaip įkalinta, kaip ir negalinti ištrūkti iš tos padėties, kurioje yra. Jūs vis dėlto nieko nenuspręsite per vasarą ir taip ir liksite toj pačioj padėty. Bet jums atrodo, kad yra blogai, bet iš tikrųjų reikia tik keisti mąstymą. Ir pagalvoti, kad nėra viskas taip blogai. Galbūt jūsų gyvenime nieko nėra tokio blogo, nieko tokio blogo nėra. Tik tiesiog jūs esate užsiciklinę, kad tikriausiai aš galėčiau gyventi kitaip. Bet kad gyventi kitaip reikia priimti sprendimus, o jūs tikriausiai nepriimsite sprendimų ir todėl liksite prie to paties, ko ir pradėjome vasarą. Kągi mergelės, tai vis tiek linkiu jums pačių geriausių mėnesių vasaros, pailsėkite. Pabūkime saulutėje. Ačiū. Pas mus jau yra svarstyklių ženklo ikonėlė. Ir dabar mes svarstyklėms pažiūrėsime, kokiagi bus jų vasara. Kokia vasara bus svarstyklėms, kas jų laukia. Kokie pagrindiniai įvykiai, į kas svarstyklėms atkreipti dėmesį. Ir taip, mielos svarstyklės, su kokiamis energijomis jūs ateinate į vasarą, kas jūsų laukia birželio mėnesį, kas jūsų laukia Liepos mėnesį ir, žinoma, rugpjūčio mėnesį. Ir kokiomis mintimis jūs išeinate į rugsėjį, kaip pasitinkate rudenį. Pažiūrėkime. Pinigų riteris, labai stabilios energijos, uždarbėlė, vasara bus tokia sveikatos pilna ir darbų pilna. Ir niekur per daug neskubėsite, svarstyklės niekur neskubės. Visa vasara bus ramiai, praeis ramiai. Su kokiamis nuotaikomis kažkas buvo ypatingo, arba jūs kažkur keliavote, vykote, buvo įspūdinga kelionė, tokios kelionės jūs dar neturėjote. Tai su tokiomis mintimis jūs pasitinkate vasarą, arba jūs išvykote, arba grįžote. Ir, žodžiu, iš tos kelionės galbūt išvykę ir grįžote, arba dabar išvykstate į labai svarbią savo gyvenimo kelionę. Galėjo įvykti pažintis, galėjo įvykti susitikimas su žmogum, galėjo įvykti permainos, įvairios čia permainos. O labiausiai tai įspūdinga kelionė galėjo būti ir tokia, kuri keičia mūsų gyvenimus, sakykime, taip keičia jūsų asmenybę. Birželis koks svarstyklėms? 2 kardai. Reikės padaryti kažkokį pasirinkimą, reiktų padaryti. Bet ko gero svarstyklės nieko nepadarys, jokio pasirinkimo, nes jos net nenorės net galvoti apie tai, kad reikia kažką rinktis
iš dviejų svarbių dalykų, dviejų lygiaverčių dalykų, galbūt 2 partneriai, kad pasirinkti reikia vieną, galbūt 2 darbai, iš vieno išeiti, likti tik viename darbe, galbūt yra 2 namai ir 2 šeimos ir reikia kažko atsisakyti ar vieną parduoti, kitam likti. Iš viso pasirinkimas čia gyventi ar išvykti, nes čia įvyko kažkas svarbaus. Na va taip, bet birželio mėnesį svarstyklės dar nieko nenuspręs. Nieko. Jeigu jūs per mėnesį laiko nenuspręsite, tai kiti žmonės nuspręs už jūs ir jums bereikės tik tai susitaikyti su jų sprendimu, kuris gali būti jums ir nepalankus. Liepos mėnuo 9 taurės, kelionė prie vandens, susitikimas su mielais žmonėmis, pasimatymas, laiko skirimas tik tai savo. Na, labai puikus laikas, sakyčiau, atostogos, pilna kraujas atostogos, va taip svarstyklės, va taip pasakyčiau. Jūsų svajonės, jūsų norų išsipildymas, 9 taurės. Rugpjūčio mėnuo jau bus ilgesys, apatija, depresija, galbūt lis lietus, galbūt jūs negausite to, ko norėjote, arba negavote per vasarą to, ko norėjote, nes tikriausiai apsisprendėte išlikti savo komforto zonoje, o rugpjūčio mėnesį jau patirsite katarsį, patirsite liūdėsį, kad jūs vis dėlto be reikalo praleidote kažkokį labai svarbų šansą. Vat. Kam išvykti, kam išvykti su žmogum, kam pakeisti gyvenimą, kam išvykti iš vis į kitą šalį. Na, žodžiu, tokie dalykai. Rugpjūčio mėnesį ateis truputėlį depresijos. Na ir kaip jūs pasitinkate rudenį, su kokiom nuotaikomis, pasižiūrėkime. Na, nuotaikos labai geros. Tikriausiai jūs apsisprendėte teisingai, čia padepresuosite rugpjūčio mėnesį, o rugsėjais mėnuo galbūt kipsite nuimti derlių iš tikrųjų rugsėjo mėnesį. Pasitiksite su gera sveikata, pilnomis kišenėmis ir su teisingais sprendimais. Manau, kad svarstyklės vis dėlto pagalvojusios gal pasirinks teisingą sprendimą, taip kaip jos nori. Taip, jos pasirinks tai, kaip jom geriausia. 2 devintukai, tiesiog yra asmeninė gerovė, asmeninės gerovės viršūnė, va taip galėčiau pasakyti. Su tuo ir sveikinu svarstyklės, geros jums vasaros. Mėlėjai skorpionai, pasižiūrėkime dabar jūs, kasgi jūsų laukia šią ateinančią mūsų vasarą, kuri jau tuoj už dienos. Taigi, mėlėjai skorpionai, kokiomis nuotaikomis, kokiomis žiniomis jūs pasitinkate ateinančią vasarą, šią atėjusiąją vasarą. Taigi, kokios nuotaikos, kokie įvykiai lydi skorpioną vasaros pradžioje, kaip skorpionai praleis birželio mėnesį, kaip liepą, kaip rugpjūtį, kokie įvykiai bus ir kokiomis nuotaikomis ir įvykiais pasitinkate rudenį. Su kuo jūs įžengėte į rugsėjo mėnesį. Žvaigždė. Skorpionams iškrito po kaladinė korta žvaigždė, viltis, svajonės, viltis, toksai ezoterika, atsigręžimas į save. Turėtų būti toks laikas skirtas jums. Galbūt per šią vasarą jūs stebėsite kažkokį žmogų per atstumą, esantį per atstumą. Va tai pasakykime, arba jūs būsite kažkam kaip žvaigždė tolima. Kokiomis nuotaikomis pasitinkate šią vasarą? Depresinėmis nuotaikomis jūs balandį arba gegužę negavote to, ko norėjote, arba tiesiog jums buvo duodami šansai, bet jūs neėmėte, jūs sakėte, ačiū, man to nereikia, aš nesu vertas, arba tas šansas nėra vertas manęs. Jūs tiesiog atsisakėte labai palankių progų, labai geros progos, ar geros ar ne, bet mes nežinome, kur tas mūsų gėris, mes tiesiog jo atsisakome ir iš karto numojame ranką į viską. Ir skorpionas tikriausiai nepasinaudojo kažkokiais jiems siūlomais šansais ir dabar tiesiog yra tokioj šiek tiek depresijoje, nes negauna to, ko nori. Birželio mėnuo koks, o kažkas naujo, jau skorpionas pagamins kažką naujo. Tai naujas darbas, naujas klientas, nauja šukuosena, nauja išvaizda, sveikatos pagerėjimas gali būti, aktyvus laikas, dviračiai, riedučiai, irklavimas, visi vasaros sezono malonumai. Birželio mėnesį skorpionai pradės kažką naujo, netgi intimus gyvenimas gali suaktyvėti arba prasidėti iš naujo, ar ne? Gali būti su nauju partneriu.
Kam aktualus skorpionai, galite birželio mėnesį, sužinoti, kad laukitės pradžia vaikelių, ar ne? Tai, žodžiu, bet jūs to dar nedarėte. Tai bus pradžia veiksmai, kuris paskui tęsis, rutuliosis ir tai bus labai jums toks įkvepiantis dalykas, labai įkvepiantis dalykas. Liepą turėsite apginti savo nuomonę, savo ribas asmenės nubrėžti, gali būti kažkokie sunkumai ir jūs turėsite atstovėti kažkokį puolimą iš aplinkos, jūsų interesų. Tiesiog Liepos mėnesį turėsite stovėti savo interesų gynyboje, taip galėčiau pasakyti. Gali būti kažkam tai sveikatos problemos, gali būti kažkam tai nuomonių susikirtimas, jūs kažką tokio sunkaus turėsite atstovėti, įrodyti, pateikti, apginti, kad jūs tai galite ir sugebate, taip. Jūs čia kažko naujo birželį užsidegsite, o Liepą turėsite tą apginti, tą visą dalyką. Sakykime, jūs čia galbūt kažkam kokie kursiniai darbai, kažkokie projektai, kažkokios naujos idėjos, skorpionai, ir jūs turėsite ties to padirbėti. Koks numatomas jums rugpjūčio mėnuo? Taurių pažas. Taurių pažas yra žmogus gimęs žuvų ženkle, arba tai jūsų vaikai gali būti, jūsų anūkai, gali būti susitikimas su maloniu žmogum, maloni kompanija, kelionė prie jūros, geras pasiūlymas, pasimatymas, geras laikas. Žodžiu, jums tai reikia ištverti Liepą. O jau rugpjūtį jau viskas gerėja. Jau jūsų nuotaika visai kita. Kūrybiška, tokia simpatiška, empatiška. Jūs visus mylite ir jūs myli visi. Taip. Ir su kokiomis energijomis einate į rudenį? Karma. Taip. Kažkoks įvykis per šią vasarą atsitiks. Tai, ko jūs siekite, tai, ko jūs norėjote, bet šalia šitų kortų gali būti, kad jūs atstovėsite savo interesus, gali būti šią vasarą teisminis procesas, reikalai valdiškose įstaigos, nes Liepos mėnesį rodo jūsų susikaupimą, jūsų tiesiog visų jėgų atidavimą tam reikalui, o rudenį jūs jau pasitinkate gavę tuos karminius rezultatus. Jūs jau turėsite rezultatus. Tai gali būti teismo nutartis, tai gali būti kažkoks diplomas, tai gali būti licenzija, tai gali būti įstojimo sutartis mokytis, naujas darbas, naujas projektas, tuoktuvės, gal susituoksite arba išsiskirsite. Žodžiu, kažkokį dokumentą jūs jau turėsite rudenį rankose. Kažkam teisės vairavimo, kažkam licenzijos, tokie dalykai, kažkam nekilnojamo turto sutartis, kažkam nuomos sutartis. Tai yra dokumentas, kurį jau pasitinkant rudenį jūs turėsite savo rankose. Taip. Labai puiku, skorpionai, manyčiau puiku. Liepos mėnesį kažkur tai planuojama, kad jums reikės truputėlį susikaupti ir pakovoti dėl savo interesų. Ačiū, skorpionai. Mėly šauliai, susitinkame su jumis ir pasižiūrėkime, kasgi jūsų, mėly šauliai, laukia šią vasarą. Kokie bus jūsų tie vasaros mėnesiai. Su kokiamis energijomis ir kokiais įvykiais šaulys ateina į vasarą. Kokie tie įvykiai? Kas jūsų laukia birželio mėnesį, pagrindinis įvykis arba energija? Kas jūsų laukia Liepos mėnesį, rugpjūčio mėnesį ir kokiamis nuotaikomis jūs pasitinkate rugsėjį? Kokia žinia rugsėjui iš jūsų? Ir kokia čia pokaladinė korta? 3 pentakliai. Bus pasirašomas dokumentas, 2 pasirašys, 3 užtvirtins. Jūs išmoksite pamokas gyvenimo, kažkas jums duos pamoką ir jūs išmoksite meistriškai, kaip elgtis arba nesielgti. Darbas komandoje, kažkas jums padės, kažkokia komanda jums padės įveikti šios vasaros darbus. Su kokiamis nuotaikomis įeinate? 3 taurės. 3 taurės gali būti išgertuvės, gali būti šventė, gali būti jubiliejus. Šauliai, gali būti šventė. Vasarą jūs pasitinkate šventiškai, nuoširdžiai su draugų kompanija arba giminaičių kompanija. Jūs kažką švęsite. Tikrai bus labai džiugi šventė ir su tokiomis nuotaikomis jūs ateinate į vasarą. Koks jūsų birželis, šauliai? 5 lazdos. Konkurencinė kova, kažkoks toks susikaupimas išlikti, nugalėti, nepasiduoti, įrodyti, kad jūs geriausi.
gali būti, kad jūs savo poroje esate ne vieni, arba jūs įsimaišė kažkokį reikalą, kuriame jūs esate ne vienintelis arba ne vienintelė savo porai, savo žmogui. Taip pat gali būti birželio mėnesį kova už sveikatą, už gyvybę, už darbą, įrodyti, kad jūs galite dirbti, kad jūs pajėgus konkuruoti, dalyvauti darbo rinkoje, galbūt jūs eisite darbintis, arba jūs susidomėsite naujais projektais, naujais darbais. Dar taipogi gali būti tokia konkurencinė kova tarp šeimos narių, kolektyve, bendruomenėje. Toks aktyvus laikas ir jūs nepasiduosite, jūs stovėsite ant savo nuomonės. Stovėkite, nugalėkite. Jeigu kokios varžybos, tai manyčiau, jūs nugalėsite. Birželio mėnesį kažkam galbūt ir kažkokios varžybos ir jūs tenai turėtumėte skinti pergalę. Liepos mėnesį kas? 10 pentaklių. Liepos mėnesį viskas gerai, jūs prie savo stabilumo, kažkokie reikalai su šeima ir nekilnojamuoju turtu. Jums. Liepos mėnesį kažkas bus aktualaus su jūsų pajamomis, su jūsų nekilnojamuoju turtu, su jūsų butu, su jūsų šeimos sudėtimi, šeimos nariais. Kažkas susijęs su tuo, kas jums brangu. Jūsų brangenybės kažkaip bus paliestos Liepos mėnesį. Ir rugpjūčio mėnesį jūsų visas dėmesys bus sukoncentruotas mergaitės į jūsų sutuoktinį ir arba į žmogų gimusi avino ženkle, arba jūsų verslą, arba jūsų darbdavį. Rugpjūčio mėnesį arba bus pokalbis rugpjūčio mėnesį, jūs turėsite priimti sprendimą, kaip jūs gyvensite toliau, kaip jūs elgsitės. Bus pokalbis gali būti su vyru, su tėvu, su darbdaviu, arba jūsų pačių sprendimas imti savo gyvenimą į savo rankas, nepasikliaujant niekuo. Čia jūs galbūt laimėsite kažkokią tai bylą, kažkokią kovą, liksite galbūt prie savo stabilumą arba tam nekilnojamam turte, kuriame esate, galbūt kažkas už sveikatą kovojate ir Liepos mėnesį bus persilaužimas ir turėsite rugpjūčio mėnesį priimti sprendimą, kaip jūs gyvensite toliau. Žodžiu, o kažkam reikalai su žmogum gimusiu avino ženkle arba su teisėtu sutuoktiniu, su vyru. Taip, mergaitėms. O vyriškiams tai jūs pats čia. Jūs pats šaulys turės susikaupti ir prisimti atsakomybę tiek už savo veiksmus, tiek už savo šeimą, jeigu tokią turite, už darbo barą, už viską. Ir kaip jūs įeinate į rugsėjo mėnesį, puikiai, magas, jūs viską galite, pilnas energijos, jūs viską išmanote ir veiksite savo interesų ribose. Jūs per vasarą padarysite labai tokius kardinalius sprendimus ir į rudenį jūs ateisite jau žinodamas, ko jūs norite, kaip jums turi būti ir kaip viskas vystysis toliau. Tokios labai, labai stiprios kortos, bet birželio mėnesį bus tiesiog kova, žūtbūtinė kova. Dėl išlikimo, dėl pinigų, dėl darbo, dėl šeimos, dėl visko. Tai šauliai, tokie dalykai. Ačiū labai šauliams, iki naujų susitikimų, geros vasaros. Mėlieji ožiaragiai, turime jau jūsų ikonėlę ir dabar pasižiūrėsime, kasgi laukia šią vasarą ožiaragio, gimusių po ožiaragio ženklų. Mėlieji ožiaragiai, kokiomis energijomis jūs pasitinkate vasarą, kokia priešistorė. Kas jūsų laukia birželio mėnesį, kas Liepos mėnesį, o kas rugpjūtį laukia jūsų ir kokiomis žiniomis, naujienomis jūs pasitinkate ateinantį rudenį. Rugsėjo mėnesį ir kas po kalėdinė korta, kokia ožiaragiams. Lazdų pažas, lazdų princesė yra laukimas žinios, laukimas, galbūt turite žinių, kad laukiate vaiko, arba jūsų aktyvi veikla yra susijusi su vaikais, arba seneliais, arba neįgaliaisiais. Kaip jūs pasitinkate vasarą? Labai šiltais jausmais, prisiminimais, nostalgija, galbūt lankėte jums mielas brangias vietas, galbūt buvo susitikę su giminaičiais, su vaikaičiais, kaip čia pasakyti, pusbroliais, pusseserėmis ar ne, su sūnėnais, dukterėčiomis. Gali būti toks laikas, kad jūs, ožiaragiai, praleidote laiką su tai žmonėmis arba tuo žmogum, kuris jums brangus, kuriam jaučiate šiltus jausmus, galbūt su tėvais, galbūt su mama, su broliais, seserimis, ožiaragiai. Toks geras laikas. Kažkam buvo susitikimas, mielas, šiltas su žmogumi, kuris yra labai su skirtumu amžiumi nuo jūsų. Daug vyresnis arba daug jaunesnis.
daugiau nei 5 metai. Ir galėjo įsiplieksti šilti jausmai. Va taip, va, ožiaragiai. Galėjo būti toks lemtingas susitikimas ir malonus susitikimas. Žiūrime toliau. Koks birželis? Pasaulis, ožiaragiai, jūs kažką pabaigsite, kažką nuspręsite, dėl kažko apsispręsite. Gali būti ožiaragiai, su kažkuo nutrauksite santykius. Tiesiog pabaigsite tą projektą ir uždarysite duris. Išsiaiškinsite viską su žmogum arba jau išsiaiškinote ir pabaigsite ryšį. Gali būti, kad jūs tiesiog kažką paliksite praeityje. Jeigu čia yra nostalgija žmogui, kuris jūs išėjo, tai yra praeitis. Tai jūs galutinai birželio mėnesį apsispręsite ir tikrai paliksite tą žmogų praeityje. Kažkas baigia mokslus, kažkas baigia mokyklą, universitetą, kažkokius tai projektus, ožiaragiai. Kažkas išvykstate į užsienį. Va, gali būti kelionė. Tokia jau su visam, gali ateiti supratimas, kad jūs norite išvykti į užsienį. Gali būti tiesiog jūsų gyvenimo ciklo užsidarimas ir pradėsite nuo nulio. Jūs kažką pabaigėte, gali būti išsikraustote iš vienos vietos į kitą, arba tiesiog pereinate, persikraustote iš vieno buto į kitą, arba iš vieno miesto į kitą. Galbūt neturėjote nekilnojamo turto, įsigijate nekilnojamą turtą, arba keičiate nekilnojamą turtą, parduodate. Galbūt transportą parduodate, kažką tokio, ką jūs užbaigėte ir paskui jau žygiuosite vėl nuo nulio, vėl į naują. Prasidės naujas jūsų gyvenimo etapas, bet birželio mėnesį jūs viską pabaigsite, taip harmoningai užbaigsite tam tikrą savo gyvenimo ciklą. Vat, ateis supratimas, kad jums nieko daugiau iš to žmogaus, iš tos vietos, iš tų žmonių, jums nieko daugiau nereikia. Tegul jie eina su ramybe ir kuo toliau nuo jūsų. Liepa kokia? Iš tikrųjų taip, jums reikės Liepos mėnesį įsigydyti savo sielos žaizdas, jūs šalinsite žmonių, jūs nelabai ką norėsite matyti, su nieko nenorėsite per daug draugauti, nes tikriausiai bus karti patirtis, arba tiesiog jūs atstatinėsite savo fizinės ir dvasinės jėgas po tam tikro sunkaus periodo. Jūs kažką pabaigsite ir Liepos mėnesį tiesiog skirsite laiką savo atsipūsti, atsigauti, galbūt prie vandens telkinio, gal kokiam nors spa, gal tiesiog arba gydysite sveikatą, taisysite. Na, yra viltis. Kažkokią svajosite, bet nieko konkretaus neveiksite. Tiesiog skirkite Liepos mėnesį laiką savo ožiaragiai, kad galėtumėte atsigauti, atsistatyti ir vėl išmokti mylėti. Čia kažką labai mylėjote, bet matyt pabaigsite ryšį. Taigi, jūsų širdžiai reikia sanatorijos, kad vėl galėtumėte atsiverti ir pamilti. Dabar Liepos mėnesį jūsų širdis bus ledinė ir nebandykite niekas į ją belstis pas ožiaragį. Gerai, mėlyjei, pažiūrime rugpjūčio mėnuo. Taip, viskas pasikeis, viską atšilsite. Rugpjūčio mėnesį jau atšilsite, taurių pažas, gali būti pažinti su žmogum gimusiu vandens arba žuvų ženkle, konkrečiai čia žuvis. Šiaip maloni kelionė, maloni kompanija, kelionė prie jūros, kūrybinis projektas, galbūt mokslas naujas, nauja pažintis, jūs atsiversite draugystai ir simpatijai. Ožiaragiai gali būti, kad rugpjūčio mėnesį jau su kažkuo susipažinsite. Ir jūs žygiuojate į rudenį labai stabiliomis energijomis. Tai ir darbas, tai ir pajamos, ir nauja pažintis. Iš lėto, bet užtikrintai jūs keliaujate į savo stabilumą, ožiaragiai. Na, tai va tuo ir palinkėčiau. Čia ir sveikatos jau sveikata gerėja rugpjūčio mėnesį, jeigu kam yra blogai. Ir jau rudenį pasitinkate jūs sustiprėjęs, atsigavęs ir jau turintis tikslą, ką jūs darysite toliau. Va taip, ožiaragiai. Linkiu labai geros jums vasaros, pailsėkite. Na, mėly vandeniai, pagaliau priartėjome prie jūsų. Ir dabar pasižiūrėsime, kokios nuotaikos, kokios žinios laukia vandenių šią vasarą. Taigi, kokiomis nuotaikomis pasitinkame vasarą. Vandeniai, kokios nuotaikos prieš vasarą, koks jūsų birželis vandeniai, kokia jūsų liepa ir koks rugpjūtis. Ir kokiomis žiniomis, kokiomis naujienomis jūs pasitinkate rugsėjį. Kokia korta jūs ves į rudenį, kokie įvykiai? Šokoladinė korta, vyriausia žinia. Stebėsite, nieko konkretaus neveiksite, tiesiog būsite įsigilinę į save.
Kažkam iš vandenių jūs vasarą praleisite slaptos moters rolėje, būsite kažkieno meilužė. Ta moteris, dėl kurios dūsaujama, bet kurios niekam neparodo oficialiai. Kažkas iš vandenių turi slaptą moterį ir galvos arba slaptą žmogų, apie kurį galvosite visą vasaros sezoną. Kažkas iš vandenių labai aktyviai domėsis taro ir netgi praktikuos, domėsis astrologija. Kažkam iš vandenių gali būti reikalai su mama, su dukra, su anūkėle. Turėsite kažkaip pasirūpinti. Dar kažkam iš vandenių gali būti, kad jūsų aplinkoje atsiras nėščia moteris. Va taip, kažkam aktualu. Vandeniai, stebėkite savo aplinką. Kažkas iš jūsų giminės arba jūsų aplinkos moterų šią vasarą gali gali pradėti lauktis. Ir tai kol kas paslaptis. Kokie įvykiai atvedė vandenį į vasarą? Pamoka. Supratimas vis dėlto, kaip dera elgtis, o kaip nedera. Išmoktos pamokos. Su kažkuo pasikonsultavote arba patys savyje supratote, kaip nedera elgtis, kaip pasiekti tikslus, kaip dera elgtis. Galbūt radote žmogų, kuris parodė jums kaip pirštų į akį jūsų klaidas, jūsų kažkokius tokius netobulumus. Tiesiog pamoka. Jūs gavote kažkokią skaudžią pamoką, kurią išmokote ir daugiau gyvenime to nekartosite. Dar gali būti žmogus jūsų gyvenime buvo balandžio gegužės mėnesį, arba atsirado, arba jau buvo žmogus, kuris nėra laisvas, arba žmogus, kuris yra kitos tautybės, kitos religijos, arba jis yra kažkur kitur, ne toj valstybėje gyvenantis. Hierofantas tai toks žmonės, kurie skiriasi nuo mūsų. Tai kažkoks kitoks žmogus negu aš. Ir jis jums kažkokias tokias, bendraudami su tokiais žmonėmis, mes pažįstame ir kitas kultūras, ir kitą mentalitetą, ir kalbą mokomės. Tai kažkoks kitoks žmogus negu jūs. Ir tas žmogus jums kažkokias žinias suteikia, pamokas. Koks jūsų birželis? Vienišius. Iš tikrųjų, nieko aktyviaus neveiksite, gydysitės savo sielos ir kūno žaizdas, jeigu tokių turite. Susirūpinkite sveikatą, susirūpinkite savo dvasinę būseną, šiek tiek atsigaukite, nes matosi, kad gavote pamoką labai skaudžią, labai sunkią. Gal kažkam buvote meilužė ar meilužis ir tiesiog gydotės iš tos priklausomybės, keliausite iš priklausomybės šią vasarą. O kam tai neaktualu vandeniai, tai tiesiog rūpinkite sveikatą savo, atlikti tyrimus kažkokius reikia, arba pasirūpinti tiek žmogumi, kuris toks truputėlį paliegęs, vyresnio amžiaus gali būti. Taip, Liepos mėnuo, viskas jūs ant arklių, jau važiuosite, keliausite, aktyvus laikas. Dar gali būti birželio mėnesį bus šalta ir nemalonu. Ir vandeniai tiesiog šalinsis dėl oro sąlygų, kažkur tai nevažiuos ir nieko nedarys aktyvaus. Liepos mėnesį jau 6 lazdos, jau jūs pergalėje, jūsų sprendimai teisingi, jūsų darbai padaryti, viskas jums seksis kuo geriausiai. Gali būti šventė, galbūt giminėje, šeimoje arba jūsų šventė. Tiesiog jumis žavėsis. Liepos mėnesį jūs patirsite kažkokį susižavėjimą arba jumis žavėsis, jumis džiaugsis, jūs patirsite didelį džiaugsmą. Tai kaip ir jūsų pergalė asmeninė. Rugpjūčio mėnuo, 9 taurės, gali būti išvyka prie vandens telkinio, atostogos, gera kompanija, poilsis, žodžiu, visas laikas skirtas jums. Tai asmeninio poilsio ir asmeninių svajonių korta. Kažkaip gali būti, kad su tuo žmogum pabūsite atskirai, o Liepos mėnesį jis pripažins jūsų tiesą ir jau rugpjūčio mėnesį išpildys visas jūsų svajones. Gali būti ir taip. Ir su kuo jūs keliaujate rugsėjo mėnesį? Skubus dokumentų tvarkymai, skubi kelionė, skubus iškvietimas, kas vairuojate atsargiai, tai gali būti ir trauma, ir avarija, ir trauma, ir kažkas tokio. Gynimas savo nuomonės, atstovėjimas savo nuomonės, savo interesų gynyba teisme arba valdiško įstaigoje, dokumentas, kurjeris, siuntinys, perlaida. Kažkas skubaus pas jūs atvyks arba jūs vyksite, taip pat ir pavydo priepuoliai. Čia niekas to, šito irgi negalime atmesti. Kažkas jūsų pavydės arba jūs labai kažko pavydėsite ir pyksite. Tai tokios žinios gali būti vandeniams.
Su tokiomis žiniomis ateisime į ateinantį rudenį. O vasara tai truputėlį skirta bus jūsų sielos arba kūno žaizdų gydymasi. Na ir pereiname pagaliau pas žuvis. Mes zodiako ratą įveikėme su tomis pačiomis mintimis, su tomis pačiomis akimis, taip sakant, ar ne? Nagi, mielos žuvytės, pasižiūrime, kasgi jūsų laukia šią vasarą. Kokie įvykiai, kokios žinios, kokios naujienos, kaip mes čia ką. Kokiomis energijomis žuvis pasitinka vasarą. Kas jų laukia birželio mėnesį, kas žuvyčių laukia liepos mėnesį. Kas žuvyčių laukia, o žuvytės ko laukia rugpjūčio mėnesį. Ir naujienos, ir žinios arba reikalai, arba įvykiai pasitinkant rudenį. Na ir kokia pokaladinė korta žuvims. 8 kartai negalėjimas laisvai veikti, gali būti sveikatos problemos, gali būti judėjimo, transporto problemos. Ir taip pat negalėjimas veikti, kažkas išėjo, pokyčiai įvyko. Gali įvykti pokyčiai asmeninėme gyvenime, bet jūs jau pasimokė ir jūs jau bijosite kažką ir beieškoti, ar kažką bedaryti. Žuvis. Taigi bus tokia nemaloni situacija, gali būti šią vasarą, kai jūs negalėsite aktyviai veikti. Na kągi, kokiamis energijomis pasitinkame, o kaip ir norėsiu tą sakyti, jėga. Balandžio gegužės mėnesį jums reikėjo nugalėti sunkumus, kažkam, kam su sveikata problemos, reikėjo ištverti, susikaupti, rasti gydymosi būdą arba tiesiog truputėlį užsiimti savigydą, atstatyti savo kūną. Taip pat reikėjo susiimti ir dvasiškai, kad neparodyti nei pykčio, nei agresijos, nei džiaugsmo. Vis dėlto periodas žuvims nebuvo lengvas, tikrai reikėjo įveikti sunkumus tiek fizinius, tiek dvasinius. Su kažkuo jums reikėjo susitarti, neparodant negatyvo, neparodant savo irzlumo, neparodant savo tikrųjų nuotaikų ir jausmų. Tai buvo tokia mokykla žuvims, kad jos tiesiog paaugo kaip profesorės. Jos dabar yra žuvis bendravimo ir santykių ekspertės. Nes pagal kortą jėga žuvis ištvėrė viską, neparodytumės savo, kaip joms sunku ir kaip joms skaudu, sunku ir nelengva. Koks yra birželis žuvų? Pentaklių pažas. Planuosime. Maža uždarbėlė, maži pinigiukai, nauji projektai, gali būti pinigėliai. Na, kažką labai būsite susikoncentravę. Kas į pinigėlius, kas į pirkinius, kas į tokius žemiškus dalykus. Galbūt santykiai nuo pradžios, arba žmogus yra naujas ir jūs pradedate bendravimą su žmogum. Bet pentaklių pažas tai yra tokia konkreti veikla. Kažkas galbūt iš žuvyčio eisite mokytis ir šiek tiek mokėsite už mokslą. Arba jūs mokysite ir jums bus mokama už mokslą. Gali būti sveikata ir mokamos procedūros arba mokami tyrimai. Kažkas susijęs su sveikata arba mokymusi ir jūs labai į tai susikoncentruosite ir arba teks mokėti pinigėlį už tai, kažką įsigysite ir mokėsite pinigėlį. Na, toks planavimas biudžeto, planavimas laiko, planavimas jūsų, gali būti atostogos, parašysite prašymą, išeisite atostogų, už jas bus apmokėta, gali būti ir taip žuvis. Birželio mėnuo toksai biudžeto planavimas ir investicijų planavimas. Labiau stebėkite savo biudžetą. Gali būti pirkinys, pirksite, parduosite ir pasirašysite sutartį. Va, yra plunksna pasirašoma. Kažką parduosite ir pasirašysite. Arba kažką įsigysite ir pasirašysite. Pinigų pažas gali būti ir paskola. Gali būti kažkoks skolos išmokėjimas arba paskolos paėmimas. Viskas, kas susijęs su bankais, su pinigais, su biudžetu, su dokumentais. Visa šita koncentracija būtent į šitos dalykus. Birželio mėnesį. O Liepa jau magas, jau žuvytė magas, jinai žino, ko nori. Na, tiesiog visus įvykius ir aplinką, ir įvykius, ir žmonės jūs tenksitės panaudoti savo interesų tenkinimui. Taip, kaip jūs norite, jūs tiesiog
žongliruosite įvykiais ir aplinkybėmis ir žmonėmis ir išsisuksite iš visokių keblių padėčių. Liepos mėnesį jūs tiesiog labai aktyviai leisite laiką ir ne tai, kad leisite laiką, jūs neturėsite kada laisvo laiko, jums tiesiog nebus žuvys. Nes magas, bet magas jis su viskuo susitvarko. Tai Liepos mėnuo bus labai aktyvus ir tai kažkaip bus proveržis jūsų asmeninėme gyvenime. Tai visuose reikaluose bus proveržis. Rugpjūčio mėnuo žuvys. Rugpjūčio mėnuo kažkokia labai žymi kelionė. Kažkas pasikeis. Rugpjūčio mėnesį grėsia permainos. Tokios jau nepaprastos, žiūrėkite, žuvims labai svarbi vasara. 3 didieji arkanai jau yra. Ir pradžia labai svarbi buvo vasaros, ir Liepos mėnuo, ir rugpjūčio mėnuo taip pat labai svarbus. Gali būti kelionė, gali būti tokia įspūdinga kelionė, gali būti persikraustimas, gali būti adreso pakeitimas, gali būti žinios iš toli, žmogus iš toli, laiškas, žinutė, transportas, galbūt naujas transportas arba transporto remontas, kažkas su kelionėmis susiję. Na, tokia labai spūdinga kelionė rugpjūčio mėnesį gali būti ir taip pat tai kažkaip pakeis jūsų gyvenimą. Tai sėkmė. Na ir su kuo mes įeiname į rugsėjį, į rudenį. 8 lazdos, aktyvumas, tai žodžiu, pailsėkite. Jeigu pavyks žuvis, tai pailsėkite birželio mėnesį, nes į rudenį jūs neturėsite kada ilsėtis. 8 lazdos, įvykiai klostysis labai greitai, turėsite daug darbo, daug energijos ir tiesiog jūs nebus kada ilsėtis. Tai gali būti žinios, gali būti skambutis, žmogus iš toli, laiškas, žinia, informacija, kuri jūs kažkaip uždegs, motyvuos ir tai kaip duos naują stimulą ateičiai, naujiem darbam. Žodžiu, rudenį pasitinkame geros sveikatos, puikios nuotaikos ir darbuose, aktyvume. Kągi, mėlyjei, ačiū visiems, kad buvote kartu ir visiems linkiu pačios geriausios vasaros. Ačiū.